Jau raunas stovi. Ir reik moters. Viskas jau. Italijai degaliniai. Šitą gabalą įsidėmėkit. Pernai iš visos ekspedicijos parsivežėm lenkišką Ona Tanši Dlemne. Šiemet jaučiu, kad ekspedicijos gabalas šitas bus parvežtas. Kiekvienoje šalyšiais buvo, ten ir Austrijai tualete, jeigu prisimenat, matėt. Italijai degaliniai va šitas. Kas toliau? Tai labas iš Gardos ežero, einam kažkur papramogauti šiandieną, bet yra vienas dalykas, kurį išsiaiškiname. Arnas turi nuodėmę, suprato šiandien. O žinot kokią? Paliko teisės Lietuvoje, važiavo visą kelią be teisių. Arneli, išpirksi nuodėmę kažkaip ar ne? Aš jau čia, žinok, išpirkęs esu ne tik savo, aš pusės Lietuvos nuodėmės išpirkęs. 2000 km už baranką, seniukai. Nebevaryk jau tu dievai medį, gerai? Dėl to tą progą šiandien paimsiu vairuoti jau aš iki savųjų. Darytas nebėra. Žinai, kas čia? Sako, tu Lietuvoje palikai, be? Šiaip aš netikiu, kad jų neturiu, man atrodo, mašinų yra. Lem, aš tik nenoriu, kad tu vairuotum. Aš seniau visą Italiją pranaršęs, tu žinai kiek? Aš žinau, bet man toks intuityviai eina kažkoks dalykas. Čia net ne tai, kad tu nemokai vairuoti, ar kad aš nepasitikiu tavim, bet toks... Lem, tas Petas tokį charakteris turi, žinai, aš jau prisijaukinau ir man toks... Galvoju, nesugebėsiu suvaldyti to charakterį? Ne apie tai, aš apie intuiciją. Aš ne apie tave čia. Pernai nuvažiavus tokį lygiai pat atstumą, permiau vairą, 20 minučių pavairavau, šovė padangą. Šiemet vėlgi tą patį nuvažiavom, perimsiu vairą. Ir žiūrėsim, mes turim gadintis tą kelionę, gal aš vairuoju ir viskas. Ne, nėra čia tokių užkeikimų. Tenais buvo betvarkė, ten tvarkomi keliai. Turiu sprendimą, aš radau vien vietą, tu varyks, aš jau radau. Tu varyks. Vienas pats. Radiją tilpsta, ne? Įsimeti upsą ir įsimeti radiją. Ir važiuoji. Blemba, aš tai šitą norėčiau parsivežti Lietuvą. Kur jį gamina tokių? Oi, sekmadienis išeiginė, važiuosim nedaug, važiuosim ne autostradom, norim pailsėti, pasilepint. Nežinau, plano nėra. Gal jeigu pavyks dabar einam, paieškosim, gal paplaukėti duosim. Vienas planas vis dėlto yra. Pasveikit mano pusbrolį nuvažiuoti į Italiją. O, čia būtina. Už 200-300 km nuo čia. Varysim pas mano tetą, pas mano mamą, pas mano pusbrolį, sakė, duos nakvynę, visą kitą. Va, toks yra planas šiandien. Gal suvalgysim ledų, dar nevalgiam ledų, beje, dželato nevalgiam. Dželato, ne ledų. Limoncello negeriam. Limoncello, daug labai ko nepadarėm, vyno neatsigėrim. Šiandien sekmadienis visiškai tokia, kaip diena sako, švęs sekmadienį, tai švęsim sekmadienį. Hello. Ciao, hello. Šiandien bandysim pasiimti valtelę, pasiplaukti truputėlį. Tų tokių didelių, aišku, niežinum neduos valdyti patiems. Reikia teisių. Bet va tas iš mažesnių, tai mes puikiai galim patys valdyti. Bandom surasti kainas, pažiūrėti. 65 and driving license is okay, is enough? Turim. Sakė, galės vairuoti patiems. Šito nebūtumėm galėję padaryti, jeigu neteisės. Arnelis veža, aš plukdau. Matau, kokios bangos ežere. Abejoju, ir išeis labai greit varyti, nes taškysis į visas pusės ir daužys valtį, garantuoju. I ask you to check one moment the propeller because it's only one part not covered by the casco insurance. Yeah. So if you just drive a little bit too close to the shoreline and there's something you break it, then you have to pay 200 euro more. Engine always in the water. Yeah. Engine must be all the time in the water for safety reason allows you to drive the boat. So always in this position over here. Yes, sir. Then the steering wheel is the same as a car. Here you find the key. 1, 2. You turn on the engine. 1 in the opposite side. You will turn it off. Black button over here. Just press up. You go in the forward. This is the lowest speed. More up you go, more fast. Yes. Then when you pull it down, without touch nothing, you come back in neutral, so the propeller stop. Then press down for the reverse. And most important things at 300 meters away minimum from the shoreline. More or less are from here until the older rubber that we see in the front of us. Arnelė, aš negaliu patikėti, kad aš pagaliau vairuoju. Tai va šiandien tavo vairavimas. Čia mano toks ir, toks ir tebus, ne? Tomas žadėjo vairuoti ir vairuoja. Jack, like this, like that. This is yacht. This is Italy. Yes, yes. And I'm your captain. Captain Jack. Ei, tai kranta, varai. 300 metrų sakė. Viskas okei.
Duodam biškį vatų. Duodam vatų. Va. 4 mazgai. Duok dar vatų. Jau baimė truputėlį, nebijai iškristi iš laivo. Opa, geras. Reikėtų atidaryti maudynių sezoną. Žiemą tai maudos be problemų, o vasaros maudynių sezonas dar neatidarytas. Nori šitame ežere, ne? Gardas ežere. O kodėl būtent čia sustojom, kaip tu manai? Nu, nes Gardas ežere ne kiekvieną dieną simaudys. Nu jo, ne kiekvieną dieną. Tomai, man atrodo, reikia pagalbos. Tu pabandyk, nuvaryk gerai. Ar tau viskas gerai? Neatsakysi tau. Nuolpusį, reikia Jinai pagalbos. su ausinėm. Plaukiu gelbėt. Gerai. Ar tau viskas gerai? Atplaukiu. Help, help. Ok. Gaudyk. Aš jūs išgelbėsiu, vyrai. Netemk mūsų čia. Dama, koks stiprus. Karoli. Arneli, laimingai. Geros tau gardos. Varom, 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 varom. Arnučia. Žinai, laimingai vedė, kaip ten būna, skardinės, ruoničių. Galiu greičiau. Nei nori nupirks. Atrodau kaip turintis vilą čia prie šitą. Pinigų, ne? Nelabai. Tada nepirksiu. Atrodai kaip Signori, vaidina. signori, il vostro capitano, Tomas Jazz. Labiau Tom and Jerry, ne Tom and Partiam. Atsimeni šitą kepurę, kiek kainavo degaliniai? 4 eurai. Kiek čia? Čia dabar 10. O atrodo kapitalas dabar, ar ne? Ne. Ar važiuosime greičiau su Fiatu, jei su tais akiniais bus? Manau, kad ne. Teisės gavau žinią iš Lietuvos, kad nėra Lietuvoje teisų, tai arba pamečiau, arba turiu kažkur. Tai turi kažkur pasižiūrėsi. Nu, dar leisiu gal pavairuoti kažkiek. Nu, bet tu vairavai Dar šiandien? kažkiek. Ne tą, ką reikia. Ne tą, ką reikia. Ačiū. Dar visis. Žiūrėkit, koks geras. Kaip gali į Italiją nori ledą? atvažiuoti ir nepavalgyti ledų? Ledai nėra gelato. Gelato nėra ledai. Gamybos būdai skiriasi, daug kas skiriasi. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Važiuojam link Tortonos. Ei! Nu, atgal. Va, sutvarkiau viskas. Puikiai. Viskas mechanišku būdu, kaip senai telikai, žinai, patrankai ir sutvarkai. Ciao! La foto! Vieni a fare la foto! Madonna mia! Vieni fare la foto, sako, ateik, daryk tą nuotrauką, ateik pasidarysim nuotrauką. Kas vanduo? O, šalė. Ar mes nebeturim kameros? Norėjot pavežti, ne, mergi? Norėjom pavežti. Jo, norėjom pavežti, gerą padaryti.
Vam tranzuoja, viską pavešėm iki Milano. Mergaitė laukia Aš prastatė. galvoju, modelis stovi į Milaną, nori važiuoti. Tai, vuoi fare la foto, vieni. Vieni fare la foto. Kaip paimčiau tą fetą raudoną? Delba. Šitas tau patinka, raudonas? Delba. Ta irgi paimčiau. Raudonas jisai turi savo kažkaip. Jo, spalvos, ryškus toksai. Bleva, tikiuosi, pizdukas negirdi dabar. Pavydės tą Bet neišduotų jisai po to mums Leis neatleis. čia mums nesąmonės darytis. Neiškeisim, nesinervuok, sakau! Šut! Vairuodamas geriu Italijai. Tai elektrolitai. Ryte užsitaisiau į vandenuką elektrolitų, įsipyliau ir pamiršau, dabar tik atsiminiau. Nori Karoliu? Sveiki atvykę į Tortoną. Šitą miestą pažįstu kaip savo 5 pirštus. Vaikystė tiek čia dienų esu prabuvęs, praleidęs. Tiek čia nuotykių įvairiausių, žinok. Kaip antri namai. Varom pažiūrėti, kaip atrodo itališkas prekybos centras. Dar nebuvom ne viename. Šiaip tai ne šopintis atvažiavom, o tiesiog paimti keletą daiktų, vešimės į svečius. Sakė, jau ir lazanijų ten padaryti, ir visokiausių kitų dalykų, ir kepsimi, ir tą. Galvoju. Sunkiau yra atrasti bagetę parduotuvėje, negu atvažiuoti iš Lietuvos senų Fiatų iki Tortonos. To, ko prisikrovėm, nelabai galim rodyti kamerą. Minkštiklis gerai nuotaikai. Tai va, sveiki atvykę į Tortoną. Sveiki. Sveiki atvykę, jums vizitas, truputėlį gido paslaugos iš mano pusės. Čia toks kaip ir parkelis iš senamiesčio išeinantį link traukinių stoties, kai nori išvažiuoti. Čia skani gelaterija, čia ir važiuosi, jo. Čia važiuoji tiesiai, mes pateksim į senamiestį. Tenais vadinasi gatvė tokia labai ilga, faina, tikrai vaikščiat, Via Emilija vadinasi. Dabar man tai užtverti kažkokie darbai yra, tai važiuosim į dešinę. Žiauriai jaukus miestas, nors koks gyventojų apie 30 000, nei tiek nėra. Bet dėl to ir jaukus turbūt. Bet labai jaukus. Ta gatvė visa taip eina per visą miestą Via Emilija. Tai čia tas miestas randasi apie 80 km nuo Milano. Tai nuvažiuoti iki Milano, nuo čia tau būtų apie 5 minutės. Į autostradą iškart išsuki ir Milanėsi. Čia tam mieste, tam krašte gyvena mano teta. Čia dažnai mano atostogos buvo, nuo 15 metų važinėjau čia, grinai. Čia jau visas tas kraštas, tai rajonai, tas miestas. Man labiau žinomi yra negu Vilniaus, geriau žinomi negu Vilniaus rajonai. Bažnyčia, matot, su tuo auksiniu stogu ten, kur yra. Tai tam pravažiuosim, dabar čia važiuoju. Ir tenais yra vienas kunigas, patalpintas, žodžiu, ir jį gali nueit pamatyti už stiklo, jisai yra balzamuotas. Nes kai reikėjo kažkaip perlaidot ar kažkas įvyko ir pamatė, kad jis labai gerai yra išsilaikęs. Ir jį tiesiog tenai ir laiko. Ir visas toks matosi, medinis atrodo žmogelis, tie pirštai tokie, žinai, jau ploni ir tokie, žinai, bangelim. Jeigu norit, galim įeiti parodyti. Dirbau beje vienoje rūbų parduotuvėje tokiam parke Serevalė, 20 minučių nuo čia. Kažkaip žiema buvo, galvoju, mesiu viską, išvažiuoju patirti itališko gyvenimo, galvoju, pabandysiu, pagyventi. Įsidarbinu, praėjau visus mokymus Milane, ten taip toliau ID, ten gyventojo kortelės gavau. Ir pabandžiau. Kažkaip sakau, ne, man geriau atostogauti Italijoje, negu gyventi ir dirbti. Tortoną aš visą laiką šiaip, kai sakau, prisimenu Torontą, vos nepasakai Toronto,
Tortoną. Vyrų nuodėmės einam. Bandom nunešti. Širis. Nes čia Baisu gali daros. būti, žinai, vieno Vatikano neužteks. Čia reikia šventos mergelės Marijos irgi paprašyti atleidimo reikia. Tu Arnai prisimeni, kaip priklaupti ir persižegnuoti. Ant kairės dešinės. Aha. Gerai. Vardant Dievo Gal Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. nedegsim bažnyčiai. Rytoj galim užvažiuoti. Kaip tik link Dženovos važiuosim, galim prasukti. Nuo 6:30 iki 12 ir paskui nuo pusės 3 iki 7. Dievo namai ir ne visada įsileidžia. Kaip parduotuvė kokia. Matai, Dievas turi darbo valandas irgi. Nu, Tai Dievui ir- irgi reikia pailsėti. Jeigu kiekvieną dieną visi su savo nuodėmėm ateina pas Dievą, tai galvoja, Dievas nepavargsta, Pasakau. jam reikia pailsėti irgi, nu. Bet jeigu būtų projektas apie moterų nuodėmės, tai čia šitos dėžutės neužtektų. Čia reikėtų su sunkvežimiu, reikėtų su fūra važiuoti jau iki Italijos turbūt. Tai jau tikriausiai, bet labai įdomu, ar tikrai didesnės tos nuodėmės Visi. būtų. Yra dvi idėjas kitų metų ekspedicijai. Arba važiuojam su vilkikais po, nežinau, po Europą. Po Europą, ne, šitą neskamba gal. Kodėl skamba? Įdomiai skamba. Moterų nuodėmės išrišinėti. Nes, supranti, reikia daug vietos moterų nuodėmėm. Ai, Nu. O ai. jeigu ne moterų nuodėmės, tada siūlau su šunų kinkiniais varyti į Grenlandiją. Man tai čia Kas karšta. pirmas gerai. Bet pirmą Dvi įvykdykim idėjas. šitą misiją savo. Grenlandija kinkiniai, antra kol kas idėja yra aplink Europos su sunkvežimiais. Išgildensim dar kažką. Anglija, tai šiaip sakė, laukia mūsų. Anglija, va. Ar įsileis jie mūsų? Sikeisim to jau. Operatoriai gyventų su galva. Sako, duok Tomui pavairuoti. Nu, aišku, aš Žiūrėk, Tomai. vakar žadėjau, sakau, vairuosiu šiandien aš. Čia yra mūsų pizdukas. Žiūrėk, šitas tai veikia, tai neveikia. Patikrinam. Neveikia dabar. Gerai, aš pabandysiu. Kartais veikia. Čia yra vairas. Kas toliau? Čia yra svirtis. Ai, jau žinau. Ar ne? Pirma, antra. Atbulinė. Grūst. Neina grūst. Neina grūst. Grūst. Ne? Pedalas, rankinis. Ačiagas. Čia Lempas. greitis, ane, rodo. Čia greit apsukų nėra, žinok, čia jau turi jausti, čia jau turi jausti. Čia jau turi Nu, jausti. patikrinam, koks aš vairuotojas. Tai va, tai viso iki tada, Ate, Arneli. iki. Tu Aš pareisi, einu, ne? Aš tikrai nevažiuosiu. Tai laimingai. Saugos diržas. Istorinis įvykis. Čia. Vyrukai. Pala, kėdutę pasiimsiu. Reiktų kažkur tranzuoti ar laukti kažką. Čia. Gerai, laimingai Tai tada. gerai, mes varom. Jeto, kaip bijo. Kaip nieko. Kaip 100 metų vairuojantį šitą mašiną. Arneli, Ką? tu turi dar galimybę paskutinės sekundės pasigalvoti, ar tu A važiuoji čia su mumis toli ar iki ne. tavo mamos. Ką? Toli iki tavo mamos. 6 kilai. Kiek? 6 kilometrai. 6 kilometrai? Jie gali būti tau lemtingi, žinok. Palauk. Arba tu smarkiai pagalvok iš tikrųjų. ar 6 tu varai. kilometrai. Tikrai? 6 kilometrai. Kėdus, duokit man. Nubėgsi? Man kėdus. Bet tu rimtai, tu pagalvok, gal tu važiuok su mumis. Aš norėjau kaip tik šiandien krosą prabėgti ryte. Patingėjau. Tai tau laimingai. Tai. Koinės paduokit. Va, kaip tik ir koinės išžiūrėjau. Aha. Nu gerai, tai tu galėsi bėgti čia ir iki Romos. O tai klausyk, žiūrėk, aš bėgu vis laik čia tiesiai, ne? Aha. Kur man pasisukti, kada? Paskui po kairę. Kada? Žiedas toksai bus ir dar kokį 100 metrų varai ir po kairę ir ten į įkalnę, kaip tik tau desertui bus. Jau perėmiau vairą, viskas, nebevažiuoja su manim. Paskutiniai užrišimai. Gerai. Nu, uždaryk duris, prašau. Pirmas žiedukas, ne? Jeigu palisėt norėsi, gal su kėdė bėg, pasim kėdę. Ne? Nu, davai. Ok. Bet mes jį tikrai paliekam. Sumastė žmogelį. Aha. Varyk. Tik nepasleis, kokiai. Karoli, mes palikom Arną. Bet man atrodo, žinok, mes jį... Jam šakė, žinok, man atrodo.
gal grįžtam patikrinti, jeigu gyvas, jeigu bėga, nu, paliksim vis tiek, ta prasme, pasižiūrim, nes vis tiek, man kažkaip neramu, tau? Neramu. Grįžtam. Telefoną paliko. Tai nežinos, kur bėg. Iki pirmo žiedo. Atrodo, kaip vyras išvarytas iš namų. Bėga pas meilužę. Buonasera, buonasera! Tutto bene? Pamiršai kažką? Tutto bene? Ne, aš apsisakau, galvau pasižiūrėti tave, ar tu gyvas. Maikė persimusi sportinę, gerai. Pavažiuok. Čia pavažiuok, kelkraštį. Bet tu gal nebėg, ką? Ne. Tai. Labai geras oras dabar bėgimui. Nebe karšta. Pasiimk telefoną, atsiunčiu adresą, atbėgsi. Lauk, pažiūriu, kiek čia ar neapmelavęs esi. 8 kilo. Jėzas, timbrė. Gerai, bėg. Sakant, gyvenime visur gali bėgti, bet nuo savęs nepabėgsi. Tik jis dar to nežino. O, koks baltutis bėga. Taip. Ciao, ciao, amico mio! Ciao, ciao! Pagaliau pamatysiu mamą! Mama! Mano teta čia gyvena. Mama atvažiavo. Nu, labą dieną, labas vakaras. Uau, tėvai, laba. Buonasera, buonasera. Ilgai laukiam, galvoju pasiklėti, senai matyta. Meilė. Yes. Nu, labas, senai matėmės, ką? Einam į vidų. Labas. Labas, mano meilė, tegul atspėja, kuri mama. Labas. Labas. Aš bijojau, jis vairuot pradėjo, aš bijojau, žinau, kad aš geriau atbėgau. Labas, ar ne? Labas. Gerą pusvalandį su kori, ką? Klausyk. Sveikas gyvas. Va, mano čia šeimyna. Na gerai, išdusęs. Giminė. Labas vakaras, Arnas. Malonu susipažinti. Labas vakaras. Atbėgo gerai. Išsigandęs buvo, kada aš paimsiu vairuot. Dvigubą naudą, Tomas pavairavo, aš pasportavau ir atvažiavom pagaliau į Tomo mamą. Į Tomo mamą. Į Tomo mamą, pas Tomo mamą. Pas Tomo giminę. Nedas. Nedas, išeikite Nedas. lauką, nedelsiant. Iškelkite rankas, parodykit, kad neturit ginklo ir išeikite į lauką. Maestro. Ten jau yra. Kaza. Jūs čia sutilpat, parodykit. Nu, pasižiūrėk, kaip čia gyvenam. Mažą kambarį. Mes jau pripratę prie mažų erdvių, žinokit, nėra problemų. Mačiau, kad jūs viešbučiuose Klausykit, dideliuose. Mes pasitikrinom, kad klaustrofobija nesirgam, tai mums ankštas patalpas gerai. Klausyk, Tomai, mes galime vieną marškinėlį padovanoti tavo mamai. Nu, taip, ten. Mama. Vienas. Ačiū. Prašau. Einam į vidų. Klausyk, tai tu, Tomai, čia kaip namo grįžai, ne? Man Aš turistinis praktiškai tavo į namo. namus. Einam pas mane į svečius. Labai gražus namai. Itališki namai, visai kitokie nei lietuviški. Nedas, pasakė. Mano pusbrolis, susipažinkit. Sveikas, gyvy. Vasam, sako, lietuviškai gali kalbėti. Mes tai jau pažįstame. Sveikas, nedugai. Kaip tu? Gerai, kaip. Kaip tu? Normaliai. Eisim baliavoti. Karolis Nedas, nu ką? Čia du kameros profesionalai. Mamai kutė. Mašinai. Bus. Arba savo atiduosiu. Užaugai. Paaugo, sakai. Tik atsargiai, kai čia eisi, įsitrenki galvą, nes aš vieną kartą, kai keliau čia, šakės man buvo, apsisuko galvo, kaip sakant, pusbrolis nuo pusbrolio netoli bėga, ne? Pasižiūrėkit, kiek technikos yra. Valgyk. Tavo mamos kepą. O, gerai, mama pasirūpina iš karto. Tai žiūrėkit, reikalas yra Nedas kaip ir mūsų Karolis. Karolis Lietuvoje dirba, Nedas daugiau Italijoje dirba videomakeriu. Taip pat ir muzikuoja, čia pažiūrėkit, kokias technikos. Nu va. Nu, žiūrėkit, galim paleisti Nedelį vieną kokį gabalą tokį. Gali leisti, ką nori. Žiūrėk, Nedelį. Čia rimta. Čia jau galim pagarsinti. Jo, gali. O, pala, biškai pridarysiu, gali daryti, ką nori. Pagaliau.
Sako, uždaryti reikia. Nu taip, patai. O, kas čia? Pažiūrėk, kaip pareis. O. Mes įvarom ir tiesiog degaliniai groja šitą gabalą. Italijoj degaliniai čia buvo. Mes kaip kokiam klube pasijaudėm, žinok. Tūsas buvo, ne jums tada ten. Žiūrėk. O kur čia buvo, jau Italijoje, ne jau buvo? Jo, mes Italijoje čia jau buvom. Šitas gabalas. O. Degalinės. Grinai tūsas. O. Aš tau sakau, pamatysiu. Tai bus tavo geriausias gimtadienis. Nu, jo. Išnešim viską. Važiavo, dar nieko nekalbėjom, o jau šokiai prasidėjo. Va, judėk. Va. Norėjai sportuoti. Va. Daug kartų. Aš jau krosą bėgau, man užteks. Ai, nu O, pompo, nu, paruoj. Wow. Kolomy, žinai, klipo. Čia so cool, ja. Tu matei mūsų kelionę, kaip atrodo, Jo, ne? biškį mačiau. Aha. Įdomu. Norėtum varyti kartu, kada? Tikrai ką ant Pagalvoju, kad stogo ne, gal. nelabai. Nu, būčiau ant stogo. Ne, jeigu būtų viena vieta, pavyzdžiui, tu gal, pasiryžtum tokią Gal kelionę? būtų, jo. Galbūt. Gal būtų, jo. Pagaliau išgirdom, kaip iš tikrųjų šitas gabalas skamba. Žiūrėk, gera aparatūra. Žiūrėk. Reikėtų prisiminti, kad dar ir mama, teta yra. Šoksim, užsišoksim čia visą parą. Nu, va. Gerai, ateinam. Pakedenkim, nedai, kaimynams. Tavo kaimynams, kad ateitų dar. Čia. Šokius padarysim šiandien. Nu jo, nu čia. Maisto fiesta. Nu, įdomiai. Parodyk technišką kaip čia. O. Taip. Va, tai. Va. Benvenuti tutti, venite qua. Žiūrėti yra angliškai, nes visi balsai yra tokie graži, kad tu taktą ir pažįsti tokį balsą, žinai. Tanti auguri, Aledas. Papuolėm, tai žinokit, smarkiai nežinau, rytoj gali būti transliacijos nebus. Pieniai nebegi sveikatą. Ką tu transliuosi? Kažką Tai bus tai. Ką tu transliuosi? Sveiki, vėl. Klausytojai. Pagal